Ar žinote, kodėl Lietuva iš tiesų bijo Latvijos sėkmės? Mes esame pratę vadinti Latvius broliais, juokauti apie žirgo galvas ir džiaugtis bendromis krepšinio pergalėmis, tačiau už šios sentimentalios kaiminystės širmos slepiasi šalta, pragmatiška ir vietomis netgi negailestinga ekonominė kova. Jei pažvelgtume į mūsų valstybės veiksmus per pastaruosius dešimtmečius, pamatytume ne tik draugystę, bet ir sistemingą, gerai apgalvotą ekonominę gynybą, kurią diktuoja viena paprasta tiesa. Latvijos ekonominis proveržis būtų tiesioginė grėsmė Lietuvos gerovei. Ši baimė nėra emocinė, ji grynai matematinė. Mes bijome ne Latvių kaip žmonių, o jų geografinio ir infrastruktūrinio potencialo, kuris tinkamai išnaudotas galėtų palikti Lietuvą regiono paraštėse. Prisiminkime vieną skandalingiausių faktų mūsų modernioje istorijoje, kuris geriausiai iliustruoja šią baimę – 19 km geležinkelio bėgių. 2008 metais Lietuvos geležinkeliai išardė ruožą nuo Mažeikių iki Rengės Latvijoje. Oficialiai tai buvo vadinama remontu, tačiau realybė buvo brutali. Tai buvo padaryta tam, kad Mažeikių naftos perdirbimo gamykla negalėtų vežti savo produkcijos į Latvijos uostus pigiau ir trumpiau. Mes tiesioginė prasme išardėme kelius pas kaimynus, kad priverstume verslą naudotis mūsų infrastruktūrą. Už šį strateginį baimės žingsnį Lietuva vėliau sumokėjo beveik 28 milijonų eurų baudą Europos komisijai, tačiau pati situacija puikiai parodo, kokiomis priemonėmis Vilnius yra pasirengęs gintis nuo Latvijos konkurencijos. Tai nėra tik istorinis epizodas, tai yra mąstymo modelis, kuris dominuoja mūsų politinėme ir verslo elite iki šiol. Analizuojant giliau, didžiausias Lietuvos košmaras yra susijęs su tranzito ir logistikos sektoriumi. Klaipėdos uostas yra mūsų ekonomikos deimantas, generuojantis milžinišką dalį BVP, tačiau jis nuolatos jaučia Rygos ir Ventspilio alsavimą į nugarą. Realybė tokia, kad jei Latvijos vyriausybė sugebėtų suderinti savo tarifų politiką ir modernizuoti infrastruktūrą taip, kaip tai padarė Lietuva, Klaipėda galėtų akimirksniu prarasti iki 30% savo krovinių apyvartos. Šiuo metu Lietuva dominuoja šiame sektoriuje, nes mes greičiau privatizavome, greičiau modernizavome ir buvome agresyvesni darybose su tarptautiniais partneriais. Tačiau Latvija turi tai, ko mes niekada neturėsime – Rygos geografinę poziciją, kuri yra natūralus viso Baltijos regiono centras. Bet koks pranešimas apie investicijas į Rygos laisvąjį uostą Vilniuje priimamas kaip pavojaus signalas. Mes suprantame, kad Latvijos uostų potencialas yra milžiniškas ir tik jų pačių vidinis politinis neryžtingumas bei korupcijos šešėliai leido mums taip toli pabėgti į priekį. Tačiau baimė, kad miegančio milžino kaiminystėje atsibus ambicija, verčia Lietuvą nuolatos investuoti į savo uostą, kartais net perviršytai, kad tik išlaikytume atotrūkį. Kita vertus, ši baimė turi ir antrąją pusę – lietuviško kapitalo ekspansiją. Pažvelkime į Rygos gatves, į jų prekybos centrus. Macima, Akropolis, lietuviškos degalinės, energetikos bendrovės, lietuviškas verslas Latvijoje jaučiasi kaip namuose, o kai kuriais atvejais netgi dominuoja. Tačiau ši sėkmė yra kartu ir didžiulė silpnybė. Lietuvos ekonomika tapo pernelyg priklausoma nuo Latvių pirkėjų galios. Mūsų miltijonieriai ir milijonieriai įliejo milžiniškas lėšas į Latvijos rinką ir dabar bet koks Latvijos valdžios bandymas vykdyti protekcionistinę politiką, kelti mokesčius užsienio prekybos tinklams ar riboti pelno išvežimą sukeltų kolosalius nuostolius Lietuvos biudžetui. Mes bijome, kad Latviai pagaliau supras, kiek daug pelno iš jų šalies išveža Lietuvos verslo rykliai ir pradės gintis. Štai kodėl Lietuvos diplomatija Latvijoje yra tokia aktyvi. Mes turime užtikrinti, kad sąlygos mūsų verslui ten liktų šiltnamio lygio. Tai yra savotiškas ekonominis imperializmas, kurį lydi nuolatinė paranoja, kad auka gali pasipriešinti. Energetikos sektoriuje situacija dar įdomesnė. Lietuva ilgai didžiavosi savo energetinę nepriklausomybę, suskystintų gamtinių dujų terminalų Independence ir ambicingais planais tapti regiono centru. Tačiau Latvija turi gamtinių pranašumų, kurių mes neturime – galingas hidroelektrinės ir milžinišką Inčukalno dujų saugyklą. Dabar, kai pasaulis pereina prie žaliosios energijos, Lietuva su nerimu stebi Latvijos planus statyti didžiulius vėjo jėgainių parkus tiek sausumoje, tiek jūroje. Jei Latvija pirmoji pasieks visišką energetinį savarankiškumą ir pradės eksportuoti pigią žaliąją energiją, Lietuvos investicijos į mūsų energetikos projektus gali tapti nekonkurencingos.
Mes bijome prarasti energetinio lyderio statusą, nes tai ne tik ekonomika, tai ir politinė įtaka Briuselyje. Mes konkuruojame dėl kiekvieno euro iš ES fondų, skiriamų tinklų sinchronizacijai ar atsinaujinančiai energetikai ir bet kokia Latvijos sėkmė čia matoma kaip mūsų pralaimėjimas. Politinėje arenoje ši konkurencija pasireiškia per projektą Rail Baltica ir santykių su NATO. Lietuva visada stengiasi būti garsiausia, aktyviausia ir labiausiai pastebima NATO rytų flange. Mes sėkmingai pritraukėme vokiečių brigadą, mes nuolatos pabrėžėme savo svarbą ginant Suvalkų koridorių. Tačiau Latvijos karinė bazė Adažiuose jau dabar yra didžiausias ir pajėgiausias karinis centras Baltijos šalyse, kuriame integruotos daugelio šalių pajėgos. Vilnius baiminasi, kad ilgainiui alijanso strategai gali nuspręsti, jog būtent Ryga, o ne Vilnius, yra logiškesnis centras koordinuoti viso regiono gynybą dėl savo centrinės pozicijos. Tas pats vyksta ir su Rail Baltica. Metų metus trunkančios derybos dėl to, kur bus pagrindinis logistikos mazgas, ar Vėžė turi eiti per Vilnių, ar tiesiai į Panevėžį ir Rygą, atskleidžia gilią Lietuvos baimę likti nuošalyje. Mes bijome, kad Ryga taps tuo tašku, kur susikirs visi Europos finansiniai ir transporto srautai, palikdama Vilnių tik gražių turizmo miestų be realios įtakos regiono arterijoms. Dar vienas skaudus taškas – protų nutekėjimas, bet ne į Londoną ar Oslą, o į Rygą. Nors mes džiaugiamės savo startuolių ekosistema ir tokiais vienaragiais kaip Vinted, Latvija tyliai kuria itin agresyvę ir patrauklę aplinką finansinių technologijų sektoriuje. Tokios platformos kaip Mintos ar Twino jau seniai peržengė regioninės ribas ir pritraukė geriausius Lietuvos finansų specialistus. Daugėja lietuvių aukščiausio lygio vadovų, kurie renkasi darbą didžiosiose Latvijos korporacijose ar tarptautinių kompanijų būstinėse Rygoje, nes ten esanti verslo kultūra dažnai vertinama kaip labiau kosmopolitiška ir mažiau provinciška. Mes matome, kaip Latvijos universitetai pradeda vykdyti agresyvų marketingą Lietuvoje, viliodami mūsų abiturientus studijuoti pas juos. Tai kelia tiesioginę grėsmę mūsų demografiniai ir intelektualiniai ateičiai. Jei Ryga vėl taps Baltijos Paryžiumi, kur suvažiuoja gabiausi regiono jaunuoliai, Lietuva rizikuoja tapti tik paslaugų teikėja Latvijos intelektualiniam centrui. Lietuvos sėkmė pastaraisiais metais yra neabejotina. Mūsų BVP vienam gyventojui augo sparčiau, mes geriau susitvarkėme su postsovietiniu paveldu, mūsų gatvės atrodo tvarkingiau, o algos vidutiniškai yra šiek tiek didesnės. Tačiau šis pranašumas yra trapus. Vidutinis atlyginimas Lietuvoje siekia apie 1,600 eurų, Latvijoje jis šiek tiek atsilieka, tačiau pragyvenimo lygis abiejose šalyse yra panašus. Skirtumas yra tas, kad Lietuva jau pasiekė savo augimo lubas daugelyje sričių, o Latvija vis dar turi milžinišką nerealizuotą potencialą. Būtent šis nerealizuotas potencialas ir gąsdina mūsų strategus. Mes žinome, kad jei Latvija išspręs savo vidinės problemas, ji gali mus aplenkti per kelerius metus tiesiog dėl savo masto ir lokacijos. Lietuva yra tarsi sprinteris, kuris iššovė į priekį, bet dabar su baime žvelgia per petį į maratono bėgiką, kuris pradeda didinti tempą. Mūsų reakcija į šią baimę yra nuolatinė ekonominė gynyba. Mes nuolatos lyginame skaičius. Kai tik pasirodo nauji Eurostat duomenys, Lietuvos žiniasklaida pirmosiuose puslapiuose skelbia, Lietuvos BVP aplenkė Estiją arba Latvija vis dar atsilieka. Kodėl mums taip svarbu tai pabrėžti? Nes tai ramina mūsų visuomenę, kurioje vis dar gajos nepilnavertiškumo kompleksas. Mes jaučiamės saugus tik tada, kai matome, kad kaimynui sekasi bent šiek tiek prasčiau. Tačiau tai pavojinga iliuzija. Latvijos stagnacija mums taip pat nenaudinga, nes mes esame per daug susiję. Jei Latvių perkamoji galia kris ir mūsų Macimos pelnai, o tai reiškia mažesnius mokesčius į mūsų biudžetą. Mes patekome į spąstus. Norime, kad Latvija būtų pakankamai turtinga pirkti mūsų prekes, bet ne tokia stipri, kad pradėtų kurti savo konkuruojančius produktus. Analizuojant viešąją erdvę, matome, kad Latvijos žiniasklaida apie Lietuvą rašo su tam tikru pavydu, bet ir su pagarba. Jie mus laiko agresyviais, šiek tiek akiplėšiškais baltų tigrais. Tuo tarpu mūsų požiūris yra labiau globėjiškas ir šiek tiek arogantiškas. Mes linkę pamokslauti latviams, kaip jie turėtų tvarkyti savo uostuose ar energetikoje, tačiau už to slepiasi noras kontroliuoti situaciją.
Realybė yra tokia, kad Lietuva šiandien yra sėkmingesnė valstybė pagal daugumą objektyvių rodiklių nuo demokratijos indekso iki tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo. Mes esame fintech lyderiai, mes turime stiprią pramonę, kuri nėra taip stipriai priklausoma nuo Rusijos tranzito kaip Latvijos uostai. Tačiau mūsų agresija kyla iš žinojimo, kiek daug pastangų kainavo pasiekti šį tašką ir kaip lengva viską prarasti. Ši baimė verčia mus elgtis neracionaliai, kaip tai nutiko surengęs geležinkeliu. Tai buvo ne tik ekonominis sprendimas, tai buvo emocinis proveržis. Mes parodėme, kad esame pasirengę sulaužyti taisyklės, kad tik išlaikytume savo dominavimą. Ir nors vėliau atsiprašėme ir bėgius atstatėme, žinutė buvo išsiųsta, Lietuva neketina dalintis savo sėkme. Šiandien mes matome panašius procesus skaitmeninėje erdvėje. Lietuvos startuoliai agresyviai skverbiasi į Latvijos rinką, o mūsų vyriausybė skiria milžiniškas dotacijas aukštųjų technologijų plėtrai, kad tik aplenktų bet kokias panašias iniciatyvas Rygoje. Tai yra nuolatinės lenktynės be finišo tiesiosios. Ką tai reiškia mums, paprastiems lietuviams? Tai reiškia, kad mūsų gerovė yra tiesiogiai susieta su šia kaimyninė konkurencija. Mes turime džiaugtis, kad turime tokį stiprų konkurentą šalia, nes būtent Latvijos buvimas verčia mus judėti į priekį. Be Rygos konkurencijos Klaipėda galbūt būtų užmigusi ant laurų, o mūsų prekybos tinklai nebūtų tokie efektyvūs. Tačiau mes turime išlikti budrus. Latvija nėra tik broliukas, tai yra rimtas žaidėjas, kuris anksčiau ar vėliau išmok žaisti pagal naujas taisyklės. Jų sėkmė žaliajame kurse, jų potencialas tapti finansų centru ir jų strateginė vieta yra tai, ko negalima ignoruoti. Ar ši situacija pasikeis? Mažai tikėtina. Tautų konkurencija yra natūralus variklis. Svarbu, kad ši baimė netaptų destruktyvi. Mes turime suprasti, kad Baltijos regionas pasaulio akyse dažnai matomas kaip vienas vienetas. Investuotojas iš Jav ar Japonijos retai skiria Vilnių nuo Rygos. Jei visas regionas bus sėkmingas, laimėsime visi. Tačiau kol kas mes esame tame etape, kur kova dėl kiekvieno konteinerio, kiekvieno startuolio ir kiekvieno NATO kareivio yra egzistencinė. Lietuva šiandien laikosi ekonominės gynybos pozicijos, nesupranta, Latvija turi visus instrumentus mus aplenkti, jiems trūksta tik vieno, tokio paties lygio susitelkimo ir agresyvaus noro nugalėti, kokį turime mes. Mes bijome akimirkos, kai Latvijai taps tokie patys alkani sėkmės, kokie mes buvome prieš 20 metų. Šis analitinis pjūvis atskleidžia, kad po brolišką draugystę slepiasi gilus pragmatiškas skaičiavimas. Lietuvos sėkmė yra pastatyta ant gebėjimo numatyti kaimynų ėjimus ir juos blokuoti arba aplenkti. Mes esame regiono lyderiai ne todėl, kad mums pasisekė, o todėl, kad mes nuolatos bijome pralaimėti. Ir ši baimė, paradoksalu, yra mūsų didžiausia stiprybė, verčianti mus dirbti daugiau, investuoti protingiau ir būti bent vienu žingsniu priekyje Rygos. Mes žiūrime į Latviją ir matome save veidrodyje, tik tas veidrodis rodo tai, kuo mes galėtume būti, jei būtume praradę budrumą. Tad, kai kitą kartą girdėsite apie naują Lietuvos ir Latvijos ginčą dėl žvejybos plotų, energetikos jungčių ar tranzito tarifų, žinokite, tai nesmulkmeniški pykčiai. Tai yra kova už Lietuvos vietą po saule, kurioje nėra vietos sentimentams, tik faktams, skaičiams ir nepaliaujamam norui išlikti pirmiems. Baigiant šią analizę, verta pabrėžti, kad Lietuvos pasididžiavimas savo pasiekimais yra pelnytas. Mes perėjome neįtikėtiną transformaciją nuo sovietinės provincijos iki modernios, vakarų standartus atitinkančios valstybės. Mūsų BVP vienam gyventojui pasiekęs 24,000 minus 26,000 eurų ribą yra geriausias įrodymas, kad pasirinkta strategija veikia. Tačiau pasididžiavimas neturi virsti aklumu. Mes turime pripažinti, kad Latvijos ekonominis potencialas yra didesnis už mūsų vien dėl geografijos. Ryga yra vienintelis tikras metropolio tipo miestas Baltijos šalyse, turintis visus šansus tapti regiono centru, jei tik bus sutvarkytas valstybės valdymas. Mes tai žinome. Mūsų verslininkai tai žino. Mūsų politikai tai žino. Štai kodėl mes visada būsime šiek tiek įsitempę, kai kalba pasisuks apie Latvijos sėkmę. Tai sveika baimė, kuri neleidžia mums sustoti, bet kartu ji primena, koks trapus yra mūsų dominavimas.
Lietuva šiandien yra sėkmės istorija, bet kad ji tokia liktų ir rytoj, mes privalome sekti kiekvieną kaimynų žingsnį, nes jų pergalė logistikos, energetikos ar finansų kare automatiškai reikštų mūsų atsitraukimą į antrąjį planą. Tai yra kova už regiono lyderio vardą, kuri tęsiasi kiekvieną dieną kiekviename kabinete ir kiekvienoje uosto krantinėje. Ką manote jūs? Ar ši agresyvi Lietuvos konkurencija su Latvija yra teisingas kelias užtikrinantis mūsų klestėjimą, ar visgi turėtume daugiau bendradarbiauti, net jei tai reikštų dalymasi pelnų ir įtaką? Ar ne per daug energijos eikvojame ekonominiai gynybai vietoj to, kad kurtume bendrą Baltijos ekonominį bloką? Parašykite savo nuomonę komentaruose, bus įdomu pamatyti, kaip jūs vertinate šią nematomą kaimynų kovą.